Taip, tai sveiki visi. Simonas ir aš dar vis darom, bet jau galite bandyti žaisti su programėle. Aš ten pradėjau, bet mane labai kas gaudosi. Aš nelabai ten suprantu. Simonas galbūt dar kartą parodys, kaip viskas veikia. Tai Simonai, jeigu esi. Taip, laba diena. Esu, pasidalinsiu ir dar kartą pristatysiu. Pradėk nuo stebėtojų gildijos puslapio. Taip. Tai Gediminas padarė mygtuką vedlys, kuris nukreipia į programėlę, jį paspaudus, atsidaro pagrindinis programėlės puslapis, čia nieko ypatingo, o svarbumas yra viršui paneliai 4 mygtukai. Jeigu naudositės telefonu, aš sumažinsiu dabar ekraną, kad pamatytumėt, kaip atrodo telefonu, tai nesimatys tų mygtukų čia, tai 3 brūkšneliai ir tie mygtukai pasirodys. Tai aš dabar vėl padidinsiu. Na ir turime 3 rūšių užduotis šiose apylinkėse, tai balsavimo stebėjimo apylinkėse, skaičiavimo stebėjimo apylinkėse ir stebėjimas apygardose. Aš truputį tada įsiterpsiu. Balsavimo stebėjimas apylinkėse tai yra skirtas nuo 7 ryto iki tol, kol užsidaro apylinkė. Tai reiškia, čia vaikštote per apylinkės, tikrinate įvairius dalykus, dėžių plombavimą, visus kitus dalykus ir šitam stebėjime jūs registruojate, reiškia, galite eiti per daug apylinkių ir toliau. Toliau yra skaičiavimo stebėjimas apylinkiai, tai čia supratot, kad jau užsidarėte ir joje likote. Ir dar yra stebėjimas apygardose, tai irgi užėjote į apygardą ir joje kažką nuveikėte. Perduodu atgal Simonui. Gerai, tai tiek nuėjus į balsavimo stebėjimo apylinkėse, tiek skaičiavimo stebėjimo apylinkėse mygtukus, jums yra pateikiamas visų apygardų sąrašas, 71 apygarda. Ir pasirenkate tada tą apygardą kažkurią, tarkim, pasirinksiu Antakalnio ir tada jums leidžia pasirinkti apylinkę iš tos apygardos. Ir aš jau esu pasirinkęs tas Sapiegos ir Antakalnio apylinkės, tai demonstraciniais tikslais pasirinksiu ir Olandų. Ir pasirinkus, tiesiog sistemoje ta užduotis jums priskiriama vardu ir jos statusas pakeičiama į dirbama daroma ir jau nieks kitas šiuo metu tos apylinkės pasirinkti nebegali. Lygiai tas pats veikia ir jeigu skaičiavimo stebėjimą apylinkėse analogiškai galima pasirinkti. Taip pat stebėjimas apygardose, jau iš karto nėra apylinkių, tik apygardos, irgi analogiškai pasirenkate tą apygardą, kurioje galiausiai, jeigu pasirinksite vykti apygardą, stebėti, kas vyksta po to skaičiavimo, tai irgi tą užduotį galite prisidėti. Na ir susidėjus tas užduotis, jos nukeliauja į jūsų dėžutę mygtukas mano užduotis. Ir aš čia jau šiandien susiplanavau, ką rytoj aplankysiu. Čia pirmas stulpelis užduočių pavadinimai mūsų sistemoje. Tipas, kad lengviau būtų, aišku, būtų suprasti, kokia tai užduotis, tai balsavimo stebėjimas apylinkėse. Nepasirinkau skaičiavimo, dar nepasirinkau, nepasirinkau skaičiavimo pats. Na ir stebėsiu Šeškinės Šnipiškių apygardoje aš apygardos darbą. Ir veiksmai, ką galima su šiomis užduotimis padaryti. Tai 4 mygtukai, 4 veiksmai. Tai pirmas mygtukas yra redaguoti, paspaudus jį, atsiveria langas, kur yra galima užpildyti laukus. Juos, jeigu norite, galite užpildyti, jeigu norite ne. Čia aš kaip ir savo dariau, gal ir jums tai tinka, kur aš pasižymėsiu, kada atvykau, kada išvykau,
labai daug čia kalbų būdavo apie balsadėžės tipą, ar permatomą, ar nepermatomą, gal kažkoks kitoks variantas, tai galima irgi pažymėti. Taip pat bent jau mano manimu būtų gerai surinkti duomenis apie kiekvienos apylinkės, kaip atrodo jum, ar įtartinai ten vyksta veikla, procesas, ar patikimai atmosfera darbas vyksta, tai galima pažymėti, aprašyti darbovietės aprašymą, kaip suskurtos kokios sąlygos stebėtojams, aš įsivaizduoju. Apie kabinas galime aprašyti, kaip matėme, kai buvo tas referendumas, kad plakatai dėl pilietybės išsaugojimo, tai kabinos aprašymą būčiau rašęs, kad netinkamas plakatas. Gal dar kažkokios papildomos pastabos apie matomus procesus stebėjimo metu galite surašyti. Ir tada yra nuotraukų įkėlimas. Tai tiek iš telefono labai patogiai, tiek iš kompiuterio galima imti ir įkelti vieną, kelias nuotraukas. Šiuo metu turime ribojimą, kad tik iki 4,4 megabaitų galime įkelti į sistemą, bet neseniai naują suradau sprendimą, kaip įkeliamų nuotraukų tą svorį sumažinti, kad būtų galima kuo daugiau nuotraukų įkelti, tai pasistengsiu įgyvendinti. Ir galiausiai viską užpildžius išsaugome ir sistemoje mes turėsim duomenis apie tos apylinkėje, kas vyko stebėjimo rezultatus kažkokius. Ir jeigu viskas gerai, turi jum porą žinučių išmesti, kad nuotraukos byla įkelta sėkmingai, ir kad apylinkės užduotis išsaugota irgi sėkmingai. Toliau kitas mygtukas, galima imti ir gražinti užduotį. Tai paspaudus gražinti užduotį, jisai yra skirtas tam, kad jeigu netyčia jūs pasirinkote užduotį, kur apylinkę stebėti, kurios vis dėlto nestebėsite, netyčia tai padarėte, tai kad būtų galima imti ir gražinti tą apylinkę, į tos apylinkės į bendrą sąrašą, bendram sąraše. Galiu klausimą užduoti? Ne, prašau, neužduokite, leiskite man pabaigti. Tai aš tą grupę nerandu Facebook'e. Tai gal po to, kai aš baigsiu pristatyti, ačiū. Ir gražinus užduotį, jinai vėl taps statusas nauja ir kiti galės pasirinkti, nebus blokuojama, kaip dabar, jeigu kažkas pasirinkęs yra blokuojama. Toliau kitas mygtukas atlikta, irgi galima imti, irgi panašiai kaip gražinti funkcionalumas, tik tais statusas užduoties bus atlikta, bet aišku, irgi kiti žmonės galės pasirinkti, jeigu jie galvoja irgi aplankyti tą apylinkę, tai irgi bus galima pasirinkti, ateiti papildyti tą apylinkės jau esančius užpildytus laukus ir jeigu taip norime. Ir galiausiai, gal čia pagrindinis reikalas yra skundo kūrimas. Tai veiksmas, ką galima padaryti su užduotimi. Paspaudus sukurti skundą, mes turime tokį langą. Be to, pamiršau paminėti, kad redaguojant užduotį ar kuriant skundą yra šitas mygtukas, kuriame paspaudus atsidaro apie šią apylinkę ar apygardą, tai būtų susijusi informacija, kaip matot, apygardos, apylinkės pavadinimas, adresas, telefonas, apygardos ir apylinkės paštai ir tos apylinkės organizatoriai su vardais, pavardėm, pareigom ir partija. Ir galima paslėpti, jeigu čia reikia,
galima greitai pasiekti tą informaciją. Na ir lygiai taip pat kurti skundą, analogiškai imame kaip įsivaizduoju, raštu ant popieriaus rašom skundą, įkeliam nuotraukas, kartu būtinai pridėti savo stebėtojo pažymėjimo nuotrauką, na ir spaudžiant išsaugoti, susikuria mūsų sistemoje skundos ir jis taip pat išsisiunčia į elektroniniu paštu tiek jums, tiek šitai atitinkamai apylinkiai ir jos apygardai. Na ir jūs galite irgi pamėginti išsiųsti, padaryti skundą ir pamatyti jums tada patiems irgi ateis kopija to skundo, kaip bus išsiunčiama apygardoje ir apylinkiai su tokiu tekstu: Labą dieną, siunčiu skundą dėl rinkimų vykdymo pažeidimų, pridedami priedai, dokumentai, nuotraukos, vaizdo įrašai. Na, prašome patvirtinti skundo gavimą ir nustatytą tvarką bei nustatytais terminais priimti sprendimą bei pateikti jį man. Pagarbiai stebėtojas Simonas Bernotas ir jūsų elektroninis paštas. Tas elektroninis paštas, su kuriuo jūs prisijungėte šiandienį pokalbį, bei su kuriuo prisijungsite į vedlį. Na ir siunčiama, jeigu ką, yra šis e-mailas apylinkėm ir apygardom iš bendro stebėtojų gildijos elektroninio pašto. Na ir tiek būtų viskas. Taip, tai aš tada pakomentuosiu truputį. Tai Simonas parodė, kaip galima susiplanuoti, bet nesusigriebkite, jeigu norite per visas 10 apeiti visų iš karto savo. Tai jūs galite tas apylinkės dėliotis, įsidėti tada, kai jau ruošiatės į ją eiti, nes galbūt per tą laiką bus kažkas kitas užsinorėjęs ten nueiti. Reiškia, šiandien iš vakaro neplanuokite, kad norite labai daug. Geriau ruošdamiesi eiti, susiraskite tą apylinkę ir tada ją bandykite įsidėti, nes kitaip bus trukdymai vieni kitiems. Aš baigiu pasidalinimą. Ir sukurdami skundą, niekados nepamirškite pridėti savo stebėtojo pažymėjimo, nes būtent stebėtojo pažymėjime matosi stebėtojo pažymėjimo numeris, o mums jisai labai reikalingas, nes mes dar kartą to būdu pasitikrinsime, ar tai esate jūs, ar jūs tą pažymėjimą turėjote. Tai pavyzdžiui, gal jeigu norite dėti vieną nuotrauką, tai pavyzdžiui, dedate pažymėjimą prie skundo ir fotografuojate kartu, arba pažymėjimui turėkite atskirą mažą nuotraukėlę pasidarę ir ją irgi prisijunginėkite visą tą. Toliau, ką reikia žinoti, kad prisekti galima tik tai per vieną mygtuką tos failus, kurie yra tam kataloge. Tai jūs pasitreniruokite, kaip jums pavyksta tą padaryti ir ar tai yra patogu. Šiandien dar kelias valandas šita sistema veiks, jūs galite su ją treniruotis, žaisti, bandyti pasirinkti, atlikti užduotį, paskui arba atsisakyti užduoties, išsiųsti skundą, pasižiūrėti, kaip jisai jums ateina, kokios tos nuotraukos gaunasi ir taip toliau. O gal ten kažkelintą 11 ar vėliau mes tą programėlę sustabdysime, išvalysime sistemą nuo visų prisižaidimų ir kai jau ją paleisime iš naujo, tai prieš tai jūs informuosime, kad šita programėlė jau yra darbinėme režime ir laukia rytojaus. Tai jau tada daugiau nebežaiskite, skundų daugiau nebesiųskite. Tai va tiek iš manęs. Jeigu kažkas turite klausimų dabar dėl programėlės, tai prašom, sakykite. Dabar, jeigu galima, šitą tada taip daleiskim. Aš prie pat namų, mes einam, daleiskim,
Pas mane 5-7 apylinkės viename pastate, viena pirmam aukšte, kita antram aukšte. Tai va tas pereinam, daleiskim, paskui šitą demokratų Linkuvos irgi vienam pastate, tai va tas dvi pereitai galima tas susižymėti, va vis tiek ten nuėjai, patikrinai, pažiūrėjai, o paskui vakarinį pasirinkti, tai jau tada, kaip sakytų, čia užregistruoti ir palikat pasilieku nakčiai, taip išeina, galima sakyti. Daleiskim, pasirinkčiau 8 baltų mes. Taip, dar, tai mano siūlymas būtų tokią logistiką daryti. Priėjote prie apylinkės, programėlėje pasižymėjote, kad ją pasiimate, o kai išėjote iš apylinkės, tai būtinai nepamirškite paspausti mygtuko atliktą. Nes jeigu jūs nepaspausite, kad atlikta, tai jinai taip ir liks tokia užimta. Ir liktai jūs vis dar tenai būsite. Ir tada kitas žmogus negalės nieko joje registruoti. Kas dar turi kokių? Aš turiu klausimą, noriu grįžti prie tos paskyros, jūs sakėt, kažkur Facebook'e ar kur ta grupė. Tatjana, dabar mes programėlę mokinamės, o jūsų Nu, aš klausimas... ranką pakeliu, atsiprašau, iki rinkimų liko keletą valandų, man reikia įsiaiškinti tą klausimą. Man reikia surasti Grupės stebėtoją. nuoroda padėta į čatą. Atsiverskite šito susitikimo čatą, kur yra žinutės. Aš atidariau, nėra ten nė vienos nuorodos. Kaip nėra, jeigu yra. Nu, Yra, Tatjana, yra. Nu, taigi atidariau, nėra nuorodos. Nu, kaip nėra, jeigu yra 9 valandą 5 Nu, pas mane minutės. tuščia, nėra nė vienos nuorodos. Ir yra, Tatjana, tikrai yra. Nu, taigi čatą paspaudžiau, mygtuką čatą. Dar kartą, gerai, Tatjana, Pavažinėk, čia žinučių yra daugiau, Tatjana, aš pavažinėk. dar kartą įdedu, bet daugiau prašau netrukdyti. Jūs gal man į paštą, nusiųskite ne į čatą, tai bus paprasčiau. aš Tatjana, mes įsijungsiu. dabar mokinamės ir mes Nu, neturime tai jūs man laiko. paklauskit, aš jūs seniai prašiau pagalbos, kiek galima jau tempti, Gediminai? Kas čia per įsipisinėjimas? Teko Tatjaną išmesti ir tęsiam toliau mokymus. Taip, Ježis, prašau. Ježis Lavrinovičius, matau ranką pakėlęs, prašau. Reikia mikrofoną įsijungti, nes nesigirdi. O, dabar girdisi. Taip girdisi. Taip. Tai gavau tokį Simono pranešimą, kad reikėtų sumažinti pažymėjimo nuotraukos rezoliuciją. Gal yra kokia rekomendacija, kaip tai galima padaryti, kad užtektų vietos visiems kitom nuotraukom? Simonas atrodo rado sprendimą, kad galėsite kelti didelės nuotraukas ir tai susimažins įkėlimo metu. Bet tegul pasako Simonas, prašau. Jo, tai aš pagalvodamas, kaip, kol dar nesugalvojau, kad naujesnio sprendimo, tai nuėjus, jeigu pas jūs tas smartphone'as superinis, kaip ir pas visus šiais laikais yra, tai aš atsidaręs savo kamerą viršui, matau 3 taškiukai, kur nustatymai yra. Ir ten yra galima pasirinkti, pas mane angliškai picture size, vadinasi nustatymas, ir pasirinkti kuo mažesnį formatą. Tai gal pabandykite, aš pagal kiekvieną telefoną gal skirtingai, bet gal nustatymus nueikite pas. Einam per nustatymus, surandam kamerą ir tenai per kameros nustatymus. Tikriausiai. Jo, aš bandžiau nuotrauką vieną padariau su savo įprastais nustatymais, o po to su pačiais prasčiausiais ir nuotraukos svoris sumažėjo 3-gubai. O kokybė, tai viskas matos taip pat. Dėkui labai. Tai, Ježis, prašau, tiesiog bandykite žaisti, siųskite tos skundus ir pamatysite, gausite į elektroninį paštą, matysite, kokio dydžio tą nuotrauką pasidarė. Arba netgi nuotraukos dydį, reiškia surinktų nuotraukų dydį rodo skundo mygtukas. Kai paspaudžiate mygtuką ir parenkate tas nuotraukas ir paspaudžiate ir uždarote tą parinkimą, tai iš karto programa suskaičiuoja, kokį dydį jūs ruošitės įkelti. Ten jinai rašo prie to skundo. Tai iš to irgi galėsite pamatyti, ar gaunasi, ar nesigauna. Dėkui. Bandysim. Taip, kas dar, kokių klausimų turit?
Prašau, Sandra Petrauskienė. Tai aš bandžiau išsiųsti skundą savo ir iš tiesų tas ribojimas didyje buvo keblu, nes jeigu jau siunti savo pažymėjimą, jau ten iki 2 megabaitų, o jeigu dar dėtum, tarkim, ir tą failą, jau nuotrauką pačio skundo, o jeigu dar kažkoks įrašas būtų, tai iš viso turbūt nenusisiųstų niekas. Tai jo, čia šitas yra dalykas ir dar dabar jeigu pasirenki 2 failus, būtų gerai, kad matytųsi jų pavadinimai, nes tada nelabai, matosi dabar, kad yra pasirinkti 2 ir parašyta 2 failus, bet kokie jie, tai kad neįvyktų klaida, nenusisiųstų, ko nereikia. Jeigu įmanoma čia padaryti, kad matytųsi jų pavadinimai, ką esi prikabinęs. Šiuo metu turbūt ne, Simonas pagalvos. Tai tiek. Taip, kas sekantis? Alfredas Kerikas, prašau. Norėjau paklausti, jeigu tas formas atsispausdins skundų ir išsiųs paštu, o tinka paštu siuntimui? Paštu kokiu? Paprastu paštu. Paprastu paštu. Matot, skundas turi patekti pas šituos į komisiją per 24 valandas. Tai viena, tai paprastu paštu nesiųskite, bet atsispausdinti, prisiminiau, ten, kur yra mygtukas vedlys, virš jo yra mygtukas stebėtojo dokumentų ruošiniai. Tai tenai yra prigaminta PDF-ų, kurios galite spausdintis. O jeigu norite, pavyzdžiui, savo asmeniškai pasirašyti vardą, pavardę ir dar ką nors, tai iš karto dar yra katalogas DocX, ten yra lygiai tie patys skundai, tik tai koreguojamam pavidale. Tai galite parsisiųsti savo į kompiuterį, Wordinį dokumentą, jį susiredaguoti ir spausdintis tada. Tai reiškia, kad bus skundai iškart nuo jūsų, kad jums ranka nereikės rašyti vardo pavardės ar pažymėjimo numerio. Toks dalykas. Tai dabar dar Sandrai pasakysiu, jeigu jūsų viena nuotrauka gaunasi didelė, tai reiškia rezoliucija yra labai gera. Tada darykite taip. Padėkite skundą, šalia padėkite pažymėjimą, juos abu į vieną nuotrauką nufotografuokite ir puikiausiai tada matysis. Ir ta bus viena nuotrauka ten poros megabaitų, bet iki komisijos daeis, matysis, kad čia yra viskas tvarkoj ir neviršysite 4,5 megabaitų. Tai taip, toks ir bus planas, matyt. Taip, dabar, kas sekantis, Margarita Jasiulionytė. Prašau. Margarita, kalbėkite, mikrofoną įsijunkite. Taip, Margarita nekalba, tada duodam Jolantai Rozenbergienė. Labas vakaras. Parašė žinutę Virginija, Gediminai, gelbėkit. Čia čiate. Aš mačiau, o kas jai nutiko? Aš dėl to norėjau. Ir norėjau palinksminti, kaip Tatjana čia taip grubiai. Mes turime londoniečiai 2 pažymėjimus. Iš Lietuvos ir iš ambasados, tai kuriais mums, kurį dėti prie pažeidimo, kada jeigu rašysim, su kurio pažymėjimu. Abudu padėkite. Abudu? Gerai, tai tiek tik tai. Taip, aš Virginijai padėsiu po šito susitikimo, išsiaiškinsim. Taip, kas čia toliau? Evelina Marozienė, prašau. Sveiki, aš čia norėjau paklausti, dabar biški žaidžiu su tą programėlę ir paspaudžiau atliktą, bet man ir turbūt ir jums nusisintė tuščia mano ataskaita, ar jeigu aš dabar paspaudžiau redaguoti, tai žinok, nelabai suprantu. Kai aš pasidarau savo užduotį, kad aš būsiu Šalčininkų centrinėje apylinkėje, tai paskui man spausti redaguoti ir tada viską pildyti, bet matau čia atvykimo laikas, išvykimo laikas.
ir Taip. išsaugoti. Taip. Nelabai suprantu tą, Tada pasakysiu taip, kaip aš supratau. Spaudžiat redaguoti, patenkat į kitą langą, ten užpildot atvykimą, išvykimą, užpildot kažkokius duomenis, prisegat nuotrauką, spaudžiate išsaugoti. Aš norėjau pabandyti prisekti nuotrauką, o aš neužpildysiu, dabar galiu pabandyti prisekti nuotrauką. Galit. Galit tik tai nuotrauką prisekti, galit nieko nepildyti. Galima užduoti, redaguoti ir išsaugoti milijardą kartų. Ir galima ir keletą kartų iš eilės ir naujus failus. Jeigu man kažkas neišeis ir aš ten jums nusiųsiu ten kokią nesąmonę, tai aš paskui galėsiu redaguoti ir išsiųsti taip, kaip reikia, jo? Taip. Va, bet su skundu bus kitaip. Jau kai skundą paspausite išsaugot, tai paleisite jau žvirblį ir viskas. Ir jau jisai išskridęs bus. Atsiprašau, kaip sakėt, kada jau bus žvirblis išskridęs? Skundo mygtukas išsaugoti, paleidžia skundą. Šiuo tai metu jisai skundas. dar į VRK ir tas rinkimų komisijas nepaleidžia, bet paskui, kai mes jau baigsime mokintis šią naktį, tai ir jum pranešime, tai tada jau jisai keliaus. Tai, Čia apie skundus tik tai. taip, apie skundus. Mhm. Tuo labiau, Bet žiūrėkit, taip, tuo labiau, kad skundai yra svarbesnis dalykas negu kiti dalykai. Tai mes orientuojamės, kad skundus rašysit. Nes kad apylinkiai viskas gerai ir gražiai šviečia saulė, ten gėlės, tai nelabai kam įdomu ir tai nieko nekeičia. O skundai viską kažką gali dar būti pakeisti. Tai labai stipriai, taip. Ne į temą galiu vieną. Taip. Ar girdėjot šiandien grafo Girdėjom įrašą? tikriausiai. Apie mokykloje, kad ar ne? Atseit Tai yra baisu. Balsuoti jo. Atseit mokina ant... Dėl mokyklos man skambutis buvo, už vakar atrodo kažkas skambino, bet aš parašiau, kad būtų kažkokie įrodymai ir man nieko nepateikė. O šiandien aš mačiau, kad Zigmas dėl šitos mokyklos jau parašė skundą į VRK. Nu tai tada negaiškim laiko, tiesiog norėjau... Taip, gerai. Ilona Jankauskienė, prašau. Aš norėjau paklausti dėl pažymėjimo. Neturiu jo, žinau, kad turėtų Šiauliuose būti, o pas ką yra mano pažymėjimas? Vida, gal žinote, kur pažymėjimai? Ne, nežinau. Tiesiog nėra prisijungę Žilvinas, jis mūsų kuratorius buvo ir dabar nieko nežinau. Nes aš nebuvau atsakinga už tai. Taip. Aš galiu tik jam paskambinti ir paprašyti, kai jis prisijungtų. Tai gerai, ar pasakykite, kad Ilona Jankauskienė ieško pažymėjimo. Taip, ir Vida, jeigu galit man ar savo telefono numerį į mano elektroninį parašykit, kad aš turėčiau kontaktą, kaip sukontaktuoti, ar kažkaip gal galėčiau pasakyti. Ar man naudinga būtų pasakyti dabar garsiai telefono numerį, ar nereikia geriau? Parašykite, į žinutę parašykite, čia kur pokalbis yra. Gerai, bandysiu. O jei ne, tai per Gediminą, Ilona, tai per Gediminą, jeigu man nesiseks parašyti. Gerai, Gediminas viską žino apie mane. Nu, ačiū. Gerai. Ir skambinkit bet kada. Šį vakarą bet kada. Margarita Jusiulionytė, prašau. Taip, gal aš čia ką nors praklausiau. Pasirinkau dabar apylinkę. Nu ir ką man dabar daryti čia? Kai pasirinkot apylinkę, tada į mano užduotis reikia nueiti paspausti. Ir tam matysite, ką prisidėjote į savo krepšelį. Supratau. Jo. Gerai, ačiū. Tai per apylinkės ir apygardas vaikštot ir dedat savo į krepšelį, o paskui jau į krepšelį ir tenai tos reikalus sprendžiat. Ačiū. Šau. Dabar kas čia toliau? Evelina Marozienė.
Žadu aplankyti 3 apylinkės. Čia mano užduočiai dabar įdėjau vieną apylinkę ir atvykimo išvykimo laikas. Bet aš, tarkim, nueisiu į vieną, noriu nueiti į kitą, į trečią ir paskui pažiūrėsiu, kur bus pikčiausi žmonės, tai ten ir pasiliksiu skaičiuoti. Ir jeigu aš, pavyzdžiui, tą pačią apylinkę ateisiu jau dar kartą, tai man tą laiką pakeisti kažkaip, ar kaip, man bus 2 laikai tada? Galit rašyti pastabas, kad buvote dar kartą. Ai, tai tada, kada pirmą kartą apsilankiau ir antrą kartą parašyti pastabą, kad šioje apylinkėje likau skaičiuoti, atėjau tokią valandą. Taip. Čia jau kaip sugalvosite. Gali būti, kad į jūsų apylinkę ateis ir kitas stebėtojas, kai jūs atliksite tą darbą, tai jisai tada galėtų irgi kažkur jau apačioje rašyti. O žiūrėkite, tada jeigu aš, pavyzdžiui, ten toje apylinkėje apsilankiau ir man padaryti iš karto, jeigu aš į kitą apylinkę išeinu, gražinti. Ne gražinti. Atlikta. Ai, atlikta. Ir tada jau kitas matys, kad ten manęs nėra. Matys 2 dalykus. Matys, kad jūsų ten nėra ir matys, kad būsena, kad jau kažkas buvo. Ten prie apylinkių sąrašo matysis, kad jau atlikta. Tai žmogus žinos, kad tenai kažkas jau lankėsi ir galbūt tada kitas stebėtojas tenai nesiverš ir eis ieškoti ten, kur nebuvo niekas. O gražintas spausti tada, jeigu aš, pavyzdžiui, tą apylinkę nenueisiu. Taip, arba įsidėjote ir nenuėjote, tada gražint. Tada jinai grįž į pasirinkimo langą ir bus jinai nauja. Tai man gal geriau tada po vieną apylinkę žymėt, kur einu, tai tą iš karto žymėt, kad jeigu kažkas norės ten lankytis toje apylinkėje. Taip. Supratau. Aha, ir Evelina, noriu pridurti, kad kai pasirinksite apylinkę, kurioje norite stebėti jau skaičiavimą, tai pati jau skaičiavimo stebėjimo užduotis yra atskiras mygtukas skaičiavimo stebėjimas apylinkėse. Tai atskira užduotis skaičiavimui. Taip, apylinkėms yra 2 užduotis. Vienos užduotis yra lankytis balsavimo metu ir yra užduotis skaičiavimo. Tai yra atskiros užduotis. Jo, gerai, kad pasakėte, ačiū labai. Taip, Jolanta, prašau. O aš dabar galvoju, kad kai buvo anksčiau, kol dar neturėjom tų programėlių, paduodi pasirašyti tą skundą pirmininkai ir jinai paima tą lapą. O tai kaip dabar? Tegul jinai pasirašo ir sakykite, aš noriu nusifotografuoti. Aha, atsiimti, kada jinai pasirašo. Ne, tai neatsiimti, jūs jai palikite, bet sakykite, jūs pasirašyti, aš nusifotografuoju savo, kad kopiją turėčiau. Šiaip tai man tai nukopijuoja visą laiką, atneša kopijas. Skundų? Jo. Netgi toje apylinkiai, kur nukentėjau, netgi irgi nusikopijavo ir man atnešė kopiją su savo, sako, originalą, galiu pasilikti. Sako, man kažką tokio, tik tai duokite, kad aš turėčiau prie savęs. Viskas. Aha, pas mus to nebuvo, tai dėl to ir paklausiu. Gerai, žinosim, kaip elgtis. Ačiū. Taip, Alfredas, kažko nori, prašom. Norėjau paklausyti, užduočių programėlė būtinai reikia pildyti. Pas mus mažai tų stebėtojų čia nubyrėjo stipriai. Nebūtinai. Mes galvojam padaryti kaip patogiau. Jeigu jums nesigauna su kompiuterinė technika, jokios problemos. Galite elektroniniu paštu siūsti, tik tai bus sunkiau juos valdyti, tos skundus. Tai va, dar ką norėjau paklausti, mes sakom atsišviesim tas formas, užpildysim iš rankos, nufotografuosim ir išsiųsim į apygardos elektroninį paštą. Ne visai taip. Jeigu skundžiate apylinkę, tai reikia siūsti į apygardą, prisekti kartu apylinkę, kurią skundžiate ir dar nusiųsti į stebėtojų gildijos elektroninį adresą. Nes mes nežinosime, kad jūs tokį skundą pateikėte ir mes negalėsime juo rūpintis. Jeigu darysite viską per programėlę, visi šitie reikalai pasidarys automatiškai.
Tai va, kažin ar sugebėsim, vienas toks yra gabesnis, nežinom ar sugebėsim praktikos. Bandykite. Bet principė tinka toksai, užpildyti iš rankos šitą formą, nufotografuoti ir išsiųsti elektroninį paštą, apygardos ir apylinkės galima. Apygardos, apylinkės ir stebėtojų gildijos, nes kitaip mes nežinosime, ką jūs pridirbote ir ką toliau su to reikalu daryti. Apylinkės mes galime įteikti, užpildyti tą formą, o apygardą nusiųsti ir jums išsiųsti. Galite ir taip. Planas. Ačiū. Bet gerai, Dmitrijus Lysenko, prašau. Gediminai, aš turėjau pasitikslinti, ar dabar, kai bus skaičiavimas, ar jie gali duoti tą išrašą, ar jie jau neturi teisę duoti jau? Kaip neturi, rinkimų kodeksas jums tas teisę suteikia. Turi teisę prašyti išrašą. Jeigu jie atsakys, tai reiškia atsakys. Jeigu atsakys skundas. Ir dar atsiminkite tokį dalyką, kad jūs vieną kartą galite pareikalauti perskaičiuoti. Jūs tokią teisę irgi turite. Supratau. Dėkui. Vigi Storeva, prašau. Aš Elantui norėjau pasakyti, kad pas mums bus ne tik printeriai, bet ir skaneriai ir kameros. Viskas apsirūpinę tikriausiai geriausiai, negu visi kiti būsim. Gerai, Vigi. Vidas Tankūnienė, prašau. Aš skambinau Žilvinui dėl to pažymėjimo, jis nieko nežino, bet Laimai negalėjo prisiskambinti Ramaniai. Gal ir čia yra mūsų grupėje, galėtų kažką pasakyti, o gal Ilonai būtų galima patarti, kai jinai į autobusų stoti ir ten siuntų skyriuje paklaustų, gal atsiųsta yra. Laima žadėjo visiems išsiuntinėti, tai tikrai galima pabandyti tai padaryti, jeigu Laimos nepasiekėt. Taip. Tai Ilona, aš tik tiek galiu pasakyti, kad aš atrodo rašiau, gal jį gavo mano telefono numerį. Tiek, aš atsiprašau. Prašau. Taip, kas dar kažką norėtumėt? Aha, tada aš dar truputį priminsiu, kas bus rytoj. Rytoj vėl visi gausite pakvietimą panašų kaip šitas, tik tai jisai bus parašyta, kad jis visą parą vyksta. Ir vietoj to, kad skambintumėte telefonu ir aiškintumėtės dalykus, tai būtų labai gerai, kad jūs tiesiog prisijungtumėte prie to nuotolinio, jeigu reikia kažkam kažką paklausti. Aš tikiuosi, kad aš kažkiek laiko pabūsiu, Laima Ramanė taip pat žadėjo prisijungti ir būti pagalbininku ir vedliu. Ir galbūt dar kažkas galės prisijungti. Gal iš tų stebėtojų, kurie negavo pažymėjimų šiemet šitiem rinkimam. Tai kad galėtų pavadovauti ir patarti. Tai bus toksai nuotolinis prisijungimas. Taip. Adminas, prašau. Visų adminų adminas. Labas vakaras, aš Nerijus. Aš norėjau tik paklausti tokią programėlę, va šitą. Tai žinau, kaip rinkimus, tai atsiranda trūkdžių. Kiek jinai gali būti patikima ir yra tai patikrinta? Nes, kaip prisimena, tai visą laiką tai interneto nėra, tai dar kas nors, tai dar streikuoja. Tai čia jau yra praktika, yra patikrinta. Tai aš manau, mano toks klausimas, kaip jūs taip reaguotumėt, ar tikrai tuo metu nesutriks ta programėlė? Ačiū. Jeigu programėlė neveiks, tai darykite taip, kaip Alfredui pasakiau. Skundą fotografuojate ir 3 adresais siunčiate į apylinkę, į apygardą ir į stebėtojų gildiją. Atsarginis variantas toks. Ačiū. Taip. Tai prašau visiems maigyt programėlę, kuo daugiau pamaigysit, tuo labiau sužinosim. Taip, Sandra Petrauskinė, prašau. Tai man tiesiog dėl pačios eigos, kadangi pirmą kartą bandysiu tai daryti, reiškia, mes atėję į apylinkę, turime bet kokiu atveju tą prašymą teikti, ar ne, dėl informacijos?
pateikimo? Ar čia komisijos kitos irgi nesusipažinę su ta nauja tvarka ir to prašymo jos tiesiog nereikalaus? Pirmas dalykas, ką turit padaryti, tai turit užsiregistruoti. Na taip, jo, aš jau čia tą skipinau žingsnį, o tiesiog kaip toliau, ten atsižiūriu, viskas tvarkoja ir tada, dėl tų biuletenių važtaraščių reikės jau kažkokios tos informacijos, tai mums tos prašymus bet kokiu atveju reikės įteikinėti, ar tai tiesiog, kitos ir šiaip tą informaciją suteiks. Matot, jeigu jūs pateiksit prašymą, tenai prašymai tokie padaryti, kad kitoj pusėje, jeigu spausdintis, jie po 2 lapus yra padaryti, kad pirma virš. O antram, jeigu atsispausdinsit ant antros pusės to pačio prašymo tą lentelę, tenai bus galima surašyti tos duomenys, kuriuos jie jums pateiks. Pačius prašymus paruošė Zigmas Vaišvila, tai jisai įvertino visus galimus keblumus, kad komisijos jums nenori duoti, tai va tenai yra ta motyvacija parašyta ir taip toliau. Tai ir toliau dar yra padėtas PDF-as, kur yra RK rinkimų kodekso ištraukos, kurias jums būtų gerai žinoti, nes juose yra parašytos jūsų teisės ir komisijos pareigos ir visas balsavimo procesas. Tai va tos straipsnius reikėtų dar atidžiai persiskaityti, nes ten parašyta, ką jūs galite. Toliau parašyta, kas turi būti apylinkėje, kaip viskas turi vykti. Ten yra tiesiog ištraukos iš rinkimų kodekso, tai reiškia iš to įstatymo, kurio veikimą mes turime prižiūrėti. Na taip. Ir neeikite viena. Kaip jau buvo patarimų, geriau keliese eikite dviese. Negi ten tai baisu. Vat dar vieną klausimą turiu. Aš taip galvoju, žmogiškai, ir jie vykdo tą pareigą tėvynėje, ir mesgi lygiaverčiai partneriai toje srityje, tai negi ten tai baisu ir aš taip tiesiog net nežinau. Nes mes su viena moterim šiandien irgi kalbėjomės, nes jinai planavo tą apygardą čia irgi apdengti tas apylinkės. Bet paskui kažkaip pagalvom, kad vertingiau yra pasiskirstyti, kad daugiau apriepti tų apylinkių. O eiti dviese ir tada 2 mažiau padaryti. Taip, yra Renatos patirtis Žurkaitinės ir yra Vidos Tankūnienės ir Gitanos patirtis. Ir ikiteisminius tyrimus, į policiją skundai rašyti ir taip toliau. Tai Vida galėtų papasakoti ir patarti. Toliau dar iš ekonominės pusės. Mūsų yra mažai ir mes tikrai visų apylinkių neuždengsime. Todėl ar vaikščiosite dviese ar po vieną, jūs iš to didelės naudos labai nepadarysite. Pats didžiausias medžioklės plotas turėtų būti apygarda ir reikėtų tikrinti juos. Tai reiškia, kaip gavo dokumentus rinkimų ir kaip juos išdalino. Tai va šitų važtaraščių mums labiausiai reikia. Kas vyksta pačioje apylinkiai yra svarbu, bet tam, kad surinkti apskaitą, tai ją galima pagauti apygardoje. Taip. Tai reiškia, taip jau... dar tos smulkiai, reiškia, iš kiekvienos apylinkės, aš taip įsivaizdavau, vis tiek verta irgi, bent jau vieną apygardą, smulkiai visas apylinkės apvažiavus ir tuos važtaraščius iš jų paprašius, tada apygardoj pasižiūrėti, kas pas juos atėjo iš tų biuletenių, nors vieną tokį, kad nuo A iki Z būtų visa aiški struktūra, kiek buvo išdalinta, kiek pas juos uždokumentuota ir ar tikrai visa tai sueina tie galai. Taip. Ar aš taip suprantu? Pagrindinė užduotis tai yra patikrinti apygardų dokumentaciją. Reiškia, kiek gavo, kiek išdalino per apylinkės. Na taip, bet jų gal tie važtaraščiai vienaip atrodys, o apylinkės važtaraštis kitoks, gal taip dar gali būti, ar ne? Tai gali, be abejo, bet mūsų tikrai ne tiek, kad mes galėtume viską priepti. O Vida, papasakokit, Sandrai, kaip būna. Taip, aš noriu jums pasakyti nuoširdžiai. Mes aplankėme su Gitana tą dieną 6 apylinkės ir iš jų 2
buvo tokios labai aršios, o viena ypatingai. Ypač tuose, kurie yra suktybės visokios, jie labai bijosi ir jie, aišku, puolimo reakcija yra labai didelė. Net į tualetą neleistavo eiti, liepė sėdėti ir viskas. Žodžiu, bet mes rašėme tuos, reiškia, pastebėjimus ir siuntėme. Bet iš tikrųjų nuoširdžiai aš čia tų pasakų nebeseksiu. Be galo didelė tada būna įtampa. Ir tarpusavį, kaip gera, kad turi šalia tokį žmogų, su kuriuo gali pasitarti. Vienas stebi, kitas fotografuoja ir rašo protokolą, pasitariam, tada išsiunčiam. O vienam įrodyti, kai yra labai įžūlų žmonės, juk jiems irgi yra, kaip pasakyti, numatytas planas, kaip reikia pavogti tuos balsus ar dar kaip nors apgauti. Jie turėjo daug visokių irgi įsipareigojimų. Taip kad esi toks apribotas ir jie labai bijosi, kad tu ką nors nepamatytum. Įtampa didelė. Nėra lengva, bet ta patirtis labai yra gera. Dėkui. Sišarvuokite kantrybę ir nepasiduokite. Dar truputį, Renata dar jums irgi papasakos, kad žinotumėte, kad viena geriau nevaikščiot. Nu, aš tai, pavyzdžiui, kaip nuėjau pirmą kartą, radau nusižengimų. Vienu žodžiu, mane tai užsipuolė, kad aš čia jums trukdau dirbti. Gavosi, paskui šitą vakarę sakau, aš vakarę dar biškį užeisiu pasirodyti. Vienu žodžiu, kaip pažiūrėt, kaip reaguojat į visą šitą. Nu ir aš išėjau ir vakarę apie 6 valandą atėjau. Nu ir prasidėjo linksmoji dalis, vienu žodžiu. Aš atėjau, padaviau pažymėjimą, sakau, mane užregistruokit, sakau, kad atėjau, sakau, man pirmininkė tegul pasirašo prie skundų ir aš išeinu, sakau, viskas. Nu ir prasidėjo šitą stumdymas pirmiausia, nu aš pakrypau, aišku, koją, gavosi raiščių patempimas, 6 savaitės gipse, nu ir taip visą vasarą iki šitą 19 rugsėjo ant biuletenio, nuo 27 gegužės. Nu ir vienu žodžiu, tai va taip pat gavosi, paskui gavosi, kad iškvietė policiją man, pasakė, kad aš tipo neblaivi ir panašiai įtarė, kad aš neblaivi. Tai vienu žodžiu, nu, kol sulaukiu, tai vienu žodžiu, tai gavosi ties apsistumdymas, o parašė, kad aš ten tipo vos ne dėžės atėjus, balsadėžės vartau, žmonės fotografuoju ir visa kita, nors aš ne vieno žmogaus žinau, kad negalima fotografuoti ir panašiai, aš fotografavau tik tai šitą komisijos narius. Tai už tai gavau vienu žodžiu taip, bet taip grinai paėmė, nu, pirmininkė vadovavo, o, kaip sakyt, pavaduotoja vykdė. Nu. Tai dėkui, Renata. Tai matote, Sandra, man atrodo, kad gal didelė dalis komisijų ir tą patį darbą kaip ir mes daro, bet kai kurios daro kitą darbą. Ir tada interesai susikerta ir prasideda pykčiai. Tai va jums patarimai. Ir dar ką norėjau pridurti, tuo metu, kada mane kaip jau įsivedė paskui policijos, išėjo, nes mane policija pati bijo palikti mane vieną, nes pareigūnai patys pasakė, sako, tu čia viena kaip hienos, puola jie. Sako, jų 19, sako, tu viena. Nu, ir paskui mane kaip įsivedė į mašiną policiją pareigūnų, per juodą išėjimą pavaduotoja Valiutė išėjo į mašiną, kažkokį rankinuką pasidėjo ir pasimė tokią medžiaginį maišiuką. Nu, ten, žiūrint, tai tik tai biuletenį tilptų tos dienos balsavimų. Ten nedidelis medžiaginis pasimėnai ir paskui aš taip garsiai pasakiau, nu, sakau, daro iškart vėl nusižengimai, sakau, stebėtojų nėra ir vėl daromi nusižengimai, todėl, sakau, neleido ir apžiūrėti patalpų. Ane atsisuko, o dabar čia jau ne tavo reikalas, sako, tavęs nėra, sako, ir uždus, sako, viskas, ir nuėjo. Na, va. Tai gerai, kad pareigūnai mane paskui į kitą apylinkę skaičiuot balsų nuvežė, tai 2 minutės iki uždarimo spėjau. Tai va, aišku, pareigūnam. Nu. Ir va, ką aš dar ranką buvau pakėlus, norėjau paklausti, vienu žodžiu, dabar ten yra PD formatu spausdinti ir Wordu. Tai nesvarbu, kurie atsišviesi ten tos lapus, ten leiskim atsišviesi, rašyti tiem skundam ir visa kita, nes ten visko pagrindę po 2. Tai Wordas yra tam, kad jeigu norite pasitaisyti, įsirašyti vardą, pavardę, kad kompiuteriai įsirašyti. Tai ten yra ruošinys,
O PDF-ai tai yra dabar šiuo metu lygiai tas pats kaip ir Wordai, 1:1. Tai tik tai PDF-us galite spausdinti. Aišku, supratau. Ačiū. Taip. Ar dar turit kas nors kokių klausimų? Aš norėčiau dar papildyti. Renata labai detaliai viską papasakojo, aš nešiurpinau. Bet Sandrutė dar mus 2 kartus kvietė mums policiją. Ir svarbiausia, kad įžūliai melavo. O paskui policijoje baigėme darbą tik 2 valandą. Reikėjo rašyti pasiaiškinimą. Paaiškinimą, ne pasiaiškinimą. Taip, kad žodžiu, apsiginkluokite. Ir labai gerai, kad eini dviesi. O jeigu tu sėdėsi ten, kaip jie nustato ten vietą, atsisėsk, sėdėk ir niekur nejudėk, nu tai nauda tik tai tokia, kad jie pasižymės, kad jūs buvote ir ant pačio galo dar pasirašysite. Jeigu dar neįrašysite nieko, kad ten ką pastebėjote, sakysim, dar ant galo pasirašydama galite įrašyti nors pastabą, bet tam, kad parašyti pastabą, turi būti parašytas protokolas, kad tu tai pastebėjai. Nes kitaip nėra mūsų stebėtojų gildijai į ką atsiremti. O būdavo anksčiau, kad stebėtojai stebime, o paskui, žodžiu, išeiname, o darbo iki galo ir nepadarome. O jie kaip nori, taip tik paima iš tavęs parašą, o paskui jie pasilieka, maišuose jie ten sumeta, ką nori, ar karpytus, ar nekarpytus, ar kaip, nieko neleidžia pasižiūrėti, kad tu nejudėtum. Taip, žodžiu, yra labai aršių, baisių žmonių. Jo, tikrai labai. Nu, taip, kad žodžiu, pasikaustykite, eikite drąsiai ir nebijokite. Jūs esate teisūs. Taip, Evelina, prašau. Aš čia pabandžiau pasirinkti, stebėti apygardą. Man rodo Šalčininkų Vilniaus, tai gal pas mus Šalčininkuose, iš Šalčininkų, iš mūsų tuo apylinkių, į kur veža tuos tada biuletenius. Žinau, kaip čia tą klausimą suformuot. Šalčininkų mieste yra apygarda, kurią aš galiu patikrinti. Šiaip apygardų sąrašą galite rasti rinkėjo puslapyje, ne? Arba VRK puslapyje. Aš to jums jį surasiu ir įdėsiu į čatą. Čatą čia 2024 Seimas? Ne, ten dabar įdėsiu į šitą į pokalbius, va šituos. Va. Ai. Mhm. Bet ar sakot, kad būtų patogu programėlėje prie užduoties, apylinkės užduoties matyti, koks tos apylinkės apygardos adresas būtų? Nu, tai, bet ten pas mane visur parašyta Šalčininkų Vilniaus. Atidarau Šalčininkų Vilniaus apygardą pasirinkti ir ten rodo tik tai Vilniuje tas apygardas, o Šalčininkų atskirai nėra. Tai galvoju, gal iš Šalčininkų veža į Vilnių kažkokią apygardą. Nu, palaukit, dabar taip. Šalčininkų Vilniaus kokia? Kur čia buvo atsidariusi Vėglys? 56 apygarda. Gerai, toj pasižiūrim. Ir joje yra apie beveik 50 apylinkių. Nu, ten kaimai, kaimeliai, ten, o aš pačiam mieste. Tai yra pati pirma turbūt Šalčininkų. Jo, Šalčininkų, aš stebėsiu parko ir centrinę miesto. Tai yra 2, ir pirma, ir antra, kaip aš matau pagal VRK puslapį. Tai čia apylinkės, o jeigu apygardą patikrinti, vat, kaip tos pirminius dokumentus, ką jie išdavė į tas apylinkės, kaip ir, pavyzdžiui, kitas ten Žavišonių, Ješiūnų. Tai žiūrėkit, VRK puslapyje yra 56, kai pasispaudžiat apygardą, tai viršui rašo Šalčininkų Vilniaus rinkimo apygarda, apygardos rinkimų komisija, ten tokia ir tokia, adresas Vilniaus gatvė KM9 403 Šalčininkai. 49 403. Jūs iš VRK puslapio pasižiūrėkite. Jo, iš VRK, gerai. O dar, man atrodo, Simonas programėlėje yra padaręs mygtuką, kad galima išsiskleisti ir pasižiūrėti
apylinkės arba apygardos. Taip, ten yra išsiskleisti ir ten rodo apygarda 50 Šalčininkų Vilniaus, apylinkė 001 Šalčininkų, adresas yra, telefonas yra, apygardos elektroninis paštas ir apylinkės elektroninis paštas ir organizatoriai. Taip, bet jūs dabar žiūrite apylinkę. Jo. O jūs pasižiūrėkite į apygardos užduotį. Mano užduotis, bet jinai man neatsikelia, vat aš, pavyzdžiui, užeinu į skaičiavimą taip, stebėjimas apygardose. Gerai, važiuokit, Simonas rodo. Ir aš tada einu 56, kur čia yra 56, va, Šalčininkų Vilniaus. Aš pasirenku. Gerai, tada pasirenku, tada taip, tada einu į mano užduotis ir tik tai vis tiek lieka pas mane užduotyse tik tai 001 Šalčininkų balsavimo stebėjimas. Gerai, dabar redaguokite. Redaguoti. Taip, užduotis yra. Ir viršui toksai mygtukas yra. Rodyti, slėpti apylinkės informaciją. Pažiūrim. Atidarau, į ten taip parašyta apygarda tokia, apylinkė tokia, adresas toks, telefonas toks, apygardos Simonai, parodyk, jo, vat ekrane, parodyk, redaguoti, apygardą. Žiūrim, va Simonas pabandys parodyti. O čia apygarda Šeškinės, adresas Konstitucijos, telefonas yra. Va jums vis. Po užduoties redagavimo visada yra. Ai. Taip, bet ten tik apylinkė pas mane, apygardos man į užduotis neįvyksta. Simonai, ten parašyta apygardoje paspaudus redaguoti rodo, kad tai yra apylinkės informacija ir tai klaidina. Supratai? Tu geriau šitą žodį apylinkės išvis išmesk iš šito mygtuko. Palik tik tai rodyti slėpti informaciją. Pataisys. Evelina, ten tas mygtukas jis klaidingai jūs klaidina. Tai jisai, tas mygtukas, tai nieko nereiškia, aš išskleidusi vis tiek nematau apygard. Ai, tai gal organizatoriai, tai čia kas tada organizatoriai, čia komisijos nariai? Taip. Bet jūs tada koreguojate apylinkę, jeigu matot komisijos narius. Tai vadinasi, čia apylinkė, man vis tiek apygardos į užduotis neišmeta. Negali būti. Jūs įsidėkite apygardą į užduotis. Nu, va, aš spaudžiu. Man taip pat apygardų neišmeta, atsiprašau. Yra tik balsavimo stebėjimas apylinkėse, o jeigu pasidarai užduotį ir apygardos kažkokios, jos neatsiranda užduotyse. Va, ir pas mane neatsiranda užduotyse apygardos stebėjimas. Gerai, tai savo iš karto, manau, žinau, kas čia yra, to jau per sekundę galiu pataisyti. Sekundė praėjo. Ai, jis labai tiksliai. Taip, atėjo signataras Zigmas Vaišvila, tai aš trumpai tada pasakysiu, ką mes padarėme. Mes pristatinėjome programėlę, kurioje bus galima registruoti stebėjimo darbus apylinkėse ir apygardose ir skundų rašymas apygardoje arba apylinkėje. Visą šitą laiką praktiškai tą ir darėme. Dar mums bandė Tatjana įlysti į eterį su savo siaurų klausimų, tai mums teko ją išjungti. Va, ir aš dar papasakojau, kad į Stebėtojų gildijos puslapį padėti yra dokumentų ruošiniai. Ir pasakiau, kad yra dar padėtas rinkimų kodekso ištraukos, kurios turėtų būti perskaitytos.
ir patarėme tiems naujiems stebėtojams, kurie nesusidūrė su piktom komisijom, kad geriau vaikščiotų ne po vieną, o po du. Ir taip pat patariau, kad kad pagrindinis uždavinys šiuo metu yra surinkti apygardų dokumentaciją. Tai reiškia, kiek gauta rinkimų dokumentų iš centro ir kaip išdalinta per apylinkės. Va toks trumpas reziumė. Perduodu žodį. Trumpai įsiterpsiu, kad pataisiau tą, kad apygardos užduotis neįsikelia, jau dabar įsikelia. Labas vakaras, atsiprašau už vėlavimą. Šiandieninė mano tokia patirtis, per vėlai išvažiavau 3:30 į miestą, bandžiau keletą apygardų, visos uždarytos buvo, kiek spėjau. Klausimas dar toks yra. Noriu atkreipdėmėsi, kad kiek aš patikrinau Vilniuje apygardų, pavyzdžiui, Verkių, Žirmūnų ir panašiai, prie pastato nėra niekur jokio skelbimo, jokios iškabos, kad tai yra ir ne tik apylinkės, kurios nors ar kelių apylinkių, bet ir apygardos komisija. Tai žiūrit adresą ir ieškot apygardos, arba ten įėję teiraujatės, gal jinai kokiam aukščiau ar šalia bus patalpose. Tai tiesiog tokia pastabėlė. Dabar dėl taktikos. Aš taip įsivaizduoju, kas sugeba iš ryto nuvažiuoti prieš balsavimo pradžią. Tai būtų gerai kokioj nors apylinkiai tą pradžią fiksuoti. O po to aš vis tik siūlyčiau visų pirma, pirmoje dienos pusėje prasukti apygardas ir gauti, kaip Gediminas sako, dokumentų, biuletenių patekimo aktus iš VRK į apygardą ir iš apygardos į apylinkės, kurių kiekvienoje apygardoje yra nuo 8 iki 15 ar kiek ten. Žodžiu, vaizdas visiškai kitoks negu kitų rinkimų. Turim turėti omeny, kad apylinkėje mes tik visų apylinkių tikrai neprasuksim. Tai pagrindinis tikslas dieną sukinėtis po apygardas, o po to, pakeliui ten užėjus į apygardą rasite 2 ar 1 apylinkę, tai aišku, ten kaip neužeisi, jeigu jau vietoje esi. Tas yra suprantama ir prašyti ten dokumentų ir pasižiūrėti, kas ten yra. O paskui pasirinkus kažkurią apygardą, kaip po pagrindinę, aš galvoju prieš vakarą būti 11 apygardoje. Tikiuosi nesidubliuoja, čia Trakų Vokė yra centras. Ten, kur Agnė Bilotaitė rungėsi. Man įdomu, kaip lenkai rinks Agnė Bilotaitė. Tai va toks yra dalykas ir ten pasisukinėti po apylinkės apygardoje ir aš ten irgi pasirenku tą patį pastatą, kuriame ir apylinkės ir apygardos yra komisija. Tai baigus darbą apylinkėje balsų skaičiavimą pereisiu į apygardą. Ir nežinau, kiek ten bus, jeigu jau labai vėlai bus ir kita kokia nors pakeliuje apygarda nebeįsileis. Tai kitą dieną suksim pro apygardas, žiūrėsim, kas čia darosi pirmadienį išaušus, kokių dar apygardų trūksta. Ir aktų trūksta, bet jau kitą kartą sukant galima bus apygardose reikalauti ir apylinkių. Ir galbūt jau apygardų turės biuletenius, bet dar, manau, neturės. Balsų skaičiavimo protokolas, atsiprašau.
Tai tokią siūlyčiau taktiką, nes kitaip mes neapriepsim tiesiog žmogiškai kalbant. Mumgi sukontroliuoti, kiek kokių biuletenių papuolė į apylinkės ir kuo daugiau protokolų gauti. Pagrindiniai darbai ir neužsiciklinkim ant kažkokių smulkmenų. Yra pažeidimas, mes jį fiksuojam, per 24 valandas skundžiam. Per 48 valandas apygarda turi išnagrinėti, gavus mūsų elektroninį laišką su skundu ir priedais. Na, o tada, man atrodo, 3 paros yra mums skųsti apygardą vyriausiai rinkimų komisijai arba vyriausiai rinkimų komisija Lietuvos vyriausiam administraciniam teismui, jeigu ten ginčai yra dėl balsų skaičiavimo, daugiau kitko jie balsų skaičiavimo protokolų daugiau kitko teismas nepriimtų. Vienos instancijos teismas. Ar pavyko kam nors šiandien apygardoj kur nors apsilankyti? Ne, nebuvau šiandien, aš bent jau. Nebuvo tiesiog nieko? Na, šiandien nebuvau aš niekur. Tai ne, tiesiog klausiu visų, ar pavyko kam nors į apygardą patekti šiandieną. Na, aš pasinaudojau šito patarimu paskambinti prieš tai. Paskambinau, bet jau buvo išėję, tai kaip ir nevažiavau, sutaupiau laiko važiuoti. Tiesiog skambinau prieš ir jau buvo visi užsidarę. Ten buvo kokia 4, gal 5. Tai tas pats man 3:30 iš namų išvažiavau ir nieko nepiešiau. Tai dėkui, Zigmai. Dabar Evelina Marozienė, matau ranką kelia, prašau. Šiandien aplankiau visas savo 3 apylinkės, tik užantspauduotos durys buvo tik tai vienoje parko. Centrinėje ir miesto ir Šalčininkų nebuvo užantspauduota, bet ten yra slankiojančios durys, bet tai jos vis tiek turi būti kažkaip užantspauduotos. Aš dar aplinkui pastatą apėjau, ten, tarkim, kaip kultūros centras, tas, kaip ten kultūrnamis tas vadinamas, bet, irgi tos durys neužplombuotos, bet aš nemanau, kad turi būti centrinės užplombuotos. Tai dabar galvoju, ar jos neužplombuotos todėl, kad jos slankiojančios ir bus užplombuota ta patalpa, kurioje vyks balsavimas. Mokykloje, pavyzdžiui, ten viskas yra atvira, tai kas ten turi būti užplombuota, tai toks klausimas. Ir antras klausimas, ką mes turim, pavyzdžiui, tai rytoj ateisiu į apygardą, ko mums iš ten reikia, tik tai tų aktų perdavimo į apylinkės biuletenių, ar dar kažko mes ten galim paprašyti? Iš VRK į apygardas aktų. Iš VRK į apygardas. Ir aktai ne tik tai priklausys nuo paros meto, į apylinkės dar yra ir aktai iš ankstinio balsavimo atskiri aktai, bet jie jau rytoj tik tai į dienos. O mūsų prašyme, kas ten yra, aš dar nelabai įsidėmėjau tuose prašymuose, atsispausdinau, bet neskaičiau į apygardas, kai ta informacijos prašymas ten, kas nurodyta yra. Ten, man atrodo, 3 punktai kažkokie yra. Tai kas yra pertekliniai, bet čia skunduose daugiau perteklinius išbraukyti, bet prašymuose lyg ir viskas, ko reikėtų. Vienose prašymuose ten 2 punktai kažkokie yra, o vienose ten 3 punktai kažko. Sekundę. Apygardai turite omeny, taip? Jo. Tai 2 yra prašymai apygardai. Vienas
Vienas yra balsavimo biuleteniai, aktai, biuletenių specialių ženklų ir balsavimo vokų gavimo iš VRK ir perdavimo apylinkėm. Ir perdavimo. O kitas jau yra apygardai po to, matyt, kai jau ten yra 3 reikalavimo punktai, po to, kai jau bus baigtas balsavimas, jau po 13. O žiūrėkit, o kaip tada, pavyzdžiui, baigėsi skaičiavimas, ten jie viską užplombuoja, viską užfiksuojam, nufotografuojam ir jie paskui laukia, kol atvažiuos pasimti kažkas tų maišų, ne? Kiek mačiau, pirmininkas pasiima ir išveža. Pirmininkas pasiima ir išveža. Kiek mačiau. Gali prašyti policijos. Aš su juo negaliu važiuoti, ne, pasakyti, aš noriu su jumis nuvažiuoti, pažiūrėti, kur jūs vežatės. Tai turit tokią teisę. Jo, ir jie turi teisę mane pasiųsti, kaip visada. Neturi, bet gali. Bet gali, jo. Tai antras skiriasi prašymas tuom, kad prirašyta 3 pozicija, ko prašoma, tai balsų skaičiavimo protokolai, apygardos ir apylinkių. Tai yra vėliau, jau po 13 dienos. O pirmininkas po skaičiavimo turi nuvežti tuos maišus į apygardą iš karto? Taip. Nes aš galiu nubėgti iki apygardos greičiau, negu jisai nuvažiuos kiemais. Tai jeigu apylinkė tokia, kuri šalia apygardos, tai būtų labai racionalu. Ir paprastai tokiuose apylinkėse bene daugiausia paprastai yra rinkėjų. Pavyzdžiui, minėjot Konstitucijos prospektas 3, čia savivaldybė, tai ten tikrai didelė ir apylinkė, ir apygarda. Pavyzdžiui, Antakalny mačiau, yra vienoje mokykloje 2 apylinkės ir apygarda. Verkiuose yra 2 apylinkės ir apygarda. Tai labai prasminga būtų pasirinkti tokias vietas, kad nesiblaškyti, nevažinėti, priims, nepriims. Tiesiog pereinat į apygardą tam pačiam pastate ir tiek. O tai į apygardą aš, ta prasme, tą skaičiavimo naktį aš galiu užeiti, tiesiog parodyti savo pažymėjimą ir pasakyti, kad aš noriu pastebėti balsų atvežimą? Pirmas veiksmas prašyti jūsų atvykimą įregistruoti. Ir tada teikiat prašymą. Žodinį, raštinį? Galima žodinį, bet jeigu nepadeda, tada jau raštu. Ir ten parašyti, kad aš noriu stebėti balsavimo maišų. Ne, jūs tiesiog norit gauti informaciją. Aktus ir balsavimo protokolus. Arba informacija šitų prašymų antroje pusėje yra tokios lentelės padarytos. Ten tuose lentelėse yra nurodoma, kad štai gavo, pavyzdžiui, tokia apylinkė, iš apygardos gavo balsavimo biuletenius nuo numerio tokio iki numerio tokio tiek vienetų. Surašo, daug kur tai būdavo geranoriškai. Apylinkės pirmininkė ar pirmininkas surašydavo ir pasirašydavo apačioj. Jo parašas, tai irgi kaip ir priėmimo perdavimo aktas, jiegi rašo kilnodami tuos dokumentus pirminius, kuriuos matysite. Jeigu nenori rašyti, tai tada prašot priėmimo perdavimo aktų. Kopijuoti mažai, kur gali jie, apylinkėse, apygardose turi kopijavimo aparatus, tai apylinkėse teks fotografuoti. O tarkim, ta Šalčininkų apygarda, kurioje apylinkės yra 3 Šalčininkuose, pačiam mieste, bet tos aplinkinės, ten tarkim, tų kaimų miestelių, ten tos apylinkės, irgi ten tuos savo maišus gyveš?
į tą patį Šalčininkų apygardą. Taip, į apygardą. Tai aš ten... Ir apygarda šitų visų jos apylinkių protokolų pagrindų, tikrint, žiūrės, skundus nagrinės ir tada surašys savo protokolą apygardos. O naktį kas nors budės pakonsultuoti, tas, kur Gediminas sakė apie tą programėlę, kvietimas, kur bus, sakėt, visai parai. Tai, manau, ir Gediminas budės, ir aš kažkur tai būsiu. Tai apsikeičiam telefonais Vilniečiai. Tai, Zigmai, nereikia telefonais, bus va šitoks nuotolinis padarytas, bet kas galės prisijungti. Gerai. Žinai, kartais visko būna gyvenime, tai... Čia jau taip ekstra atvejs, jeigu jau labai ten kažko... Tai ačiū. Taip, kas sekantis, toj pasižiūrim. Vidmantas Indrašius, prašau. Sveiki visi. Aš nieko naujo galbūt nepasakysiu, aš tik tai gerbiamam Zigmui noriu paantrinti apie apygardas. Užvakar paskambino Utenos 51 apygardos pirmininkiai. Sakau, norėčiau, kaip jūsų darbo laikas, norėčiau tiesiog užeit, reiškia, pas jūs, bet tai sako, mes iš namų dirbam. Dirba iš namų. Aš berods paminėjau, kad šeštadienį norėčiau užeit. Tai šiandien iš vieno kaimo į kitą važiuodamas, prieš 7, tai yra prieš 19 valandą, užvažiavau prie Utenos savivaldybės. Ir kas, dega šviesos foje ten, kur kaip visada dega, kiekvieną naktį, ta prasme, durys užrakintos, jokio numerio, kad tai yra Utenos 51 apygarda nėra. Jokio ženklo apie rinkimus, jokio. Absoliučiai. Tai aš, aišku, pirmininkai neskambinau šiandien, nes supratau labai paprastą dalyką. Rinkimai yra visiškai slapti. Ir daroma viskas visiškai vienodai taip, kaip jie nori. Nes aš taip įsivaizduoju, kad dėl ko aš važiavau prieš 19 valandą. Kadangi 19 valandą apylinkėse turi būti biuleteniai pristatyti. Tai galvoju, jeigu jau 19 turi būti pristatyti, tai galbūt po pusvalandžio, gal prieš 8 valandą, 20, ta prasme, vakare, sugrįž kurjeris, kuris išvežiojo ir sugrįž tie aktai, kur galima būtų susitikrinti grįžusius iš apylinkių aktus, o paskui rytoj ryte pasitikrinti tuos pačius dublikatus likusius apylinkėse. Tai ne, pasirodo, nėra tokių dalykų, tai ne rinkimai, tai nežinau, kaip pavadinti. Tai yra kažkokia savivalė. Darbelis. Jo, sava hebra dirba ir nieko čia mūsų tas darbas, jisai yra tik tai, kad jie dabar pradės dar labiau, saugoti, sakykime, saugot save, saugot savus veiksmus kažkiek. Tai vadinasi, yra čia daugelį metų vyksta šitie dalykai. Ko anksčiau dargi policijos pareigūnai budėdavo apylinkėse, kas dabar yra, nieko nėra, tuščia. Tai aš taip įsivaizduoju, aš rytoj paklausiu į savo apylinkės, kurioje, reiškia, po 18 valandos užvažiuosiu prabalsuoti, tai jinai man tyliai gal pašnibždės. Aš spėju, kad jos atsakymas bus toks, kad jinai pati buvo atvažiavusi į Uteną, kad jinai pasiėmė tos biuletenius, niekas jų nevežioja ir niekas čia nesuka dėl to galvos. Ne, kiek aš vis tik iš tų rinkimų turiu patirties, mielasis, tai vis tik apygardos vežioja. Gal būna ir atvirkščiai, žiūri, derinasi transportus. Aš atsiprašau, per Europos parlamento rinkimus, tai vienu momentu, buvo nelabai ten patenkinta mano skundais ta apylinkės pirmininkė, tai jinai skambino, tai aš kažkaip neprisimenu dabar momento, bet
supratau, kad jos nėra apygardo, nes jinai vokus vežiojo po apylinkės, tos turbūt vokus Iš ankstinio balsavimo. iš ankstinio balsavimo, ne iš namų. Iš namų tai apylinkėse būna turbūt tie, kur iš anksto balsavę. Tai jinai pati atseit važiavo, sako, aš ten esu dabar Sudeikiuose, aš buvau Užpaliuose, nesvarbu. Tai visai, aišku, yra čia suprantama. Tai tipo jinai vežioja, tai suprantamas dalykas. Jeigu nieks nieko neskiria jokio transporto, jie patys kaip sugalvoja. Tai privažiuoja, tai lygiai taip pat ir biuletenius į apylinkės, aš taip įsivaizduoju, apylinkių pirmininkai pasiėmė iš tos pirmininkai atvažiavę. Ir jie, ar jie ten šiandien iš ryto ten nuvežti tie biuleteniai, ar vakare pasiėmė, tai turbūt galbūt ne tiek svarbu, kad būtų dokumentai tvarkingi. Tai turbūt tas esminis dalykas. Žiūrėkit, Gediminai, aš tada noriu šitoje vietoje įsiterpti, keletą labai svarbių dalykų pamiršau pasakyti, bet tęsdamas kolegos mintį, noriu pasakyti, žinot, kas sveika, kadangi apygardų nėra iškabų, ir į jas pateksit tikriausiai per apylinkės kažkokias, nusifotografuokit įeidami. Ir mes ko gero sukomplektuosim vieną iš skundų, kad įslaptintos apygardos, VRK turi iškabą, apylinkės turi, o apygardos neturi. Aš atsiprašau, aš labai atsiprašau, įsiterpiu trumpam. Filmavau, bet truputį suklydau filmuodamas, nenufilmavau, kad Utenos savivaldybės iškaba yra prie durų. O tik tai tas momentas, o šiaip tai turiu aš filmuką tą šiandien. Tai fotonuotrauką paprašiau. Ir jeigu teismui reikės rodyti paprašiau negu vaizdo įrašą. Supratau. Žiūrėk, čia vaizdo įrašai daugiau konfliktiniam situacijom ir policijai. Aš taip įsivaizduoju, iki teisminiam tyrimui bus ar nebus. Dabar pamiršau keletą labai svarbių dalykų. Jums bandys neduoti informacijos, sakydami du pagrindinius argumentus. Nenurodot motyvų, kokie čia pažeidimai. Motyvacija yra mūsų prašymuose paruoštuose. Fiksavom pažeidimus per prezidento rinkimų pirmą turą. Tai pasitikėjimo neturim VRK. Ant VRK varykit, ne ant apylinkių, ne apygardų. Neturim pasitikėjimo ir dėl to prašom tų pačių dokumentų. Tai viena. Kitose pusėse tų prašymų, kur jau nėra nurodyti tos lentelės su biuletenių numeriais ir skaičiumi, ten aš pasistengiau, kad būtų įstatymo nuorodos. Rinkimų kodekso 92 straipsnio, pavyzdžiui, 8 dalis su visais punktais, kad jūs žinotumėt ir galėtumėt parodyti rinkimų komisijai ir policijai atvykusiai. Štai toks yra įstatymas. 92 straipsnio, 8 dalis, 4, 5, 6 punktai, kur suteikia jums teises visas. Jeigu jie apeliuos į tai, į stebėtojų aprašą VRK, tai ir policininkas, ir kiti turi suprasti, kad įstatymas yra aukščiau už aprašą. Tai taip. Ir ką, jeigu kažkas nepavyksta, tai tada skundai, bet tik tiek turėkit omeny, kad skundus geriau siūsti elektroniniu paštu po to apygardai ar VRK. Negaišti laiko ten. Nepriima, užfiksuojat, kad nepriima, padedat tą raštišką prašymą, nufotografuojat taip, kad matytųsi šalia to prašymo kažkoks, tarkim, stebėtojų registravimo. Paprastai vienas iš darbuotojų registruoja atvykusius stebėtojus ir ten būna dažniausiai lentelė, kad štai čia yra stebėtojų registracija. Taigi argumentacija, kad įstatymas aukščiau negu aprašas, jūs turite teisės besąlyginės gauti bet kokią informaciją apie rinkimus, išskyrus asmens duomenis. Jūs neprašot rinkėjų asmens duomenų. Ir viskas paprasta ir aišku, o aišku, jie nori padaryti kuo sudėtingiau.
Tada jeigu Tiesa, dar vat, mokyklose, kur yra rinkimų apylinkės, vat, pavyzdžiui, Antakalnio gale mokykloje 2 apylinkės, Verkiuose 2 apylinkės mokykloje, tai paprastai būna koridoriuje. Vat, vienam koridoriuje yra sudėti stalai ir kelios klasės skirtos darbiniam patalpom, į kurias pirmininkės nelabai norėjo bent Antakalnyje įsileisti manęs. Bet nesimušėm, kas įleidžia, kas neįleidžia, atneša dokumentus prašomus. Tai ten, kaip ten anspauduojama, aš neįsivaizduoju. Aš irgi mačiau išorinės duris mokyklose keliuose, jokių anspaudų ten nėra, bet negali išorinės duris nufotografavęs sakyti, kad vidinės kokios nebuvo užanspauduotos. Deja, tokia situacija. Prieiti neįmanoma kai kuriuose vietose prie to anspaudavimo. Bet, ką darysit čia? Negaiškim laiko tam, kam mes sistemiškai nesugaudysim. Sistemiškai mes galim sugaudyti tik tai, kiek biuletenių perduota apylinkėm, kiek perduota iš VRK į apygardas, ir balsų skaičiavimo protokolus gaudot. Ir informatyviausia vieta tai yra apygarda. Ir mažiausiai reikalaujanti jūsų pastangų. Ir tada man paskutinis klausimas. Dabar tiesiog pasižiūrėjau, vėl 5 apylinkėje, kur aš buvau, tenais yra parašyti irgi, kad tipo neva bus, kaip ir praeitą kartą buvo įrašyti 2 stebėtojai, kad sėdės. Bet kada aš atėjau prie 7, nei vieno stebėtojo nebuvo, o per pirmą turą, kada mes su Angelina buvom 8 apylinkiai, iš 5 apylinkės vieną stebėtoją vaikščiojo ir aiškino per apylinkės šitą ir aiškino, ko jūs čia sėdit, jums paprašykit, atsiųsiu elektroninį paštą jūsų visą protokolą, sako, jums tai Renata, sako... nesivelkit į diskusiją su pašaliniais stebėtojais. Taip, aš pasakiau, ko jūs mums... Nesikalbėk iš viso. Iš viso nesikalbėk. Kam gaišti laiką? Nesikalbėk. Bet tai tiek, kad iš 5 būtent jinai pasakė, aš 5 apylinkė priklausau, čia konservatorių. Gerai, priklausyk, viskas, malonu, susipažinom. Tai sakau, tai ko ne vietoj, tada ir viskas. Blogai, nesikišk į jos darbą. Nesikišk. Tai jinai atėjus, jinai eina ir aiškina. Jinai daro, ką nori. Renata, jie daro jų užduotis visai kita negu mūsų. Jie kitam pasaulį, jie tą savo pasaulį gyvena ir jie jį gina. O mes einam ieškoti... Atidirbat už tos grašius, kuriuos jiems skiria, ir viskas. Tai aš ką norėjau paklausti, jeigu aš ten, daleiskim, atėjus, irgi jų nerasiu, nors ten jau tipo kaip užžymėtos vietos, kad neįtų iš kitų atseit, kiek suprantu, stebėtojai. Tai nesvarbu, ar ten čia ne mūsų stebėtojai, Renata, tu neteisi. Jeigu yra pažymėta, kad konkrečioje apylinkėje yra, tarkim, 2 stebėtojai, tai reiškia, yra 2 stebėtojai ar 1 stebėtojas įregistruoti konkrečioje apylinkėje. Ne taip kaip mes, kad visur galime. Ai, mes po visą Lietuvą. Taip. Tai čia tik tai toks skirtumas. Pavyzdžiui, Nemuno aušra Mažeikiuose įsiregistravo kiekvienoje apylinkėje po 1. Matyt, vienmandatininkas įregistravo, o kitų neįregistravo. Tai kaip kas supranta, taip tas daro. Tai vienu žodžiu, aš einu per visas tas apylinkės, nes 5-7 vienam pastate, šalia apygarda 28 Šarkuvos, o 30 apylinkės. Aš vis tik siūlau pradžioje apylinkę kokią vieną nučipt, tada apygardas. Apygardas prasukti, pasižiūrėjus, kas dar Kaune suka. O antroj pusėj dienos eiti į pasirinktą taikinį tą apygardą, kurios apylinkėje žiūrėsi iki galo viską. Mano rekomendacija, aišku, čia kaip seksis. Šiaip galvojam apeiti, kur, pavyzdžiui, irgi demokratų Linkuvos, irgi vienam pastate 2 apylinkės, tai irgi apeiti ir ten šalia kažkur turi būti apygarda. Vilijampolės. Surasite, yra programėlėje apygardos. Jo, tai aš pagal tą, čia sakau, aš čia greitai, tos adresus, tai aš ten greitai rasim. Tai jau Virginija pasiūlė
eiti miegoti visiems, nes O neišsimiegojo. tiesa, Jolanta gal iš Londono yra, ne? Buvo pasijungus. Ar kalbėjo ar ne, nes aš paruošiau jiem Yra. visiems užsieniečiam. Nu, ten yra, du sakė, yra. Ar pavyko įteikti prašymą, kad paštu gaunamus inventorizuotų kiekvieną dieną ir antspauduotų? Ne. Neteikėt dar, ne? Rytoj. Gerai, Nes jie supratau. nedirba šiandien, viskas rytoj. Gal ir gerai Virginija pasiūlė, nes kažkaip galvoju, kad tikrai labai visi jaudinasi čia dėl to rytojaus. Gal tikrai ir baigiam, kaip jūs manot? Nu jo, Taip, aš irgi siūlau pabaigti, mes su Simonu dar Manau, dar ir skaičiavimas ilgas bus. Mes su Simonu prie programėlės dar pasėdėsime, jūs pasitreniruokite ir pasižaiskite, paskui jinai bus išjungta ir išvalyta. Ir tada jau, kai jinai vėl įsijungs, jau žinosite, aš dar parašysiu laiškus, kad jau žaidimai baigėsi, prasideda darbas. Tai ką tada vienu žodžiu, kas pasilieka, tai pasilieka, aš jau tada atsijungiu, labanaktis visiems. Ir ką, rytoj būkim stiprus, geros dienykės rytoj visiems. Laikomės. Taip, Vidmantas Indrašius dar pakėlė. Aš labai atsiprašau, aš praklausiau dėl programėlės, kokiu būdu ją pasijungti galima. Stebėtojų gildijos puslapyje yra 3 mygtukai. Viršutinis yra tapti stebėtoju, antras mygtukas yra dokumentų rašiniai ir yra trečias mygtukas, vadinasi vedlys. Tai spaudžiate vedlys ir pabandykit prisijungti. Ačiū labai. Labąnaktį. Labąnaktį. Tai gerai, Zigmai, baigiam ir iki rytojaus. O mane Gediminai. Ai, gerai, bet jūs jau pasakėt, kad miegot laikas. Nu tai aišku, išvaikiau visus, kad su manim kalbėtumėt. Prašau, Virginija. Tai gerai, netrukdau. Ne, tai aš juokauju. Aš tenai nuėjau, aš nusinčiau tą pabandžius aktą, paskui kažkaip spaudžiau, tai viskas ten pavyko, tai jeigu reikės, tai irgi galbūt atrasiu, bet jūs ten gavote tuos mano dokumentus, ar ne? Mes į šitą ekraną žiūrėjom, o ten nežiūrėjom, bet tikrai gavot, jeigu jūs pati gavote į savo elektroninį paštą. Aha, aš gavau. Tai reiškia ir mes gavom. Tai žodžiu, jisai ten nueina pas jūs ir daugiau man jau nieko nereikia siųsti, ne? Jisai ir pas mus nueina, ir nueis į apylinkę, ir į apygardą, o jeigu apygardą skūsit, tai nueis į apygardą ir į VRK. Nu ką žinau, aš ten taip surašiau. Nu gerai, tai netrukdau tada. Gerai, tada kol kas. Ačiū tuomet ir labanaktis. Aš labai atsiprašau, nes nežinau, ar mane girdi ar negirdi, bet aš čia važiuoju, mano vardas Adolfas, važiuoju į Trakų apygardą ir bandysiu pažiūrėti, ar ten kas nors veikia ar neveikia. Čia prisiklausiau jūsų, kaip sakant. Tai pabandykit surasti dar iškabą ir nufotografuoti, ar jinai tokia yra. Aha, nu gerai, bent jau pradžiai tiek kažką, tai po to žiūrėsiu, čia daug visko reikia žinoti, kaip sakant, vis tiek. Aš labai trumpai, ta prasme, savivaldybėse būna darbo dienom, o po to persigėlė į kažkokią mokyklą, ta prasme, apygardą. Tai ir šeštadienį dirba tik iki 15 valandos, taip kad tikrai nieko nerasit, galiu pasakyti. Tai jau šeštadienis baigėsi. Nu tai taip, sakau, tai trumpai dirba šeštadienį. Šiaip iš savivaldybės persikėlė į kažkokią mokyklą, yra adresas iš tikrųjų šiaip. Taip, atėjo Gitana, kažką norėjo pasakyti turbūt, tai prašau. Gitana Žentelienė, kalbėkite. Nekalba. Tai Simonai, tada grįžtam programėlės reguliuoti, o visiems kitiems viso gero, iki rytojaus. Gero, iki rytojaus. Viso gero.